Taigi 8 uždavinys B kurso, kurios iš pateiktų funkcijų išvestinė lygi 3x² plus 2x. Manau, kad reikėjo tiesiog apskaičiuoti kiekvienos iš funkcijų išvestinę ir parinkti teisingą atsakymą. Taigi A atveju išvestinė yra 3x išvestinė yra 3, skaičiaus 2 išvestinė yra 0. Taigi atsakymo A variantas netinka. Toliau B išvestinė. 6x išvestinė yra 6, nes x išvestinė yra 1 ir 2 išvestinė yra 0. Taigi ir B atsakymas netinka. Dabar C. Jeigu skaičiuosim išvestinę x kubų, tai bus 3x kvadratu plus x² išvestinė yra 2x, o skaičiaus 5 išvestinė yra 0. Taigi matom, kad C atsakymas kaip tik ir tinka. Na, įdomumo dėlei galima dar buvo patikrinti, ar D atsakymas kartais netinka. Tai čia išvestinė būtų 3x² plus 2x, o x išvestinė yra vienetas. Taigi tikrai D atsakymas netinka.